kur žaidžia komanda vaikų, 3 komandos žaidžia Lietuvos čempionate. Savivaldybė sugebėjo skirti tik 2000 litų. Tik 2000 litų. O šitą, ką dabar jie vykdo, jie čia mažiausiai sunaudoja apie 1500 litų, o visiems metams skirta tik 2000 litų. Tai kaip gali vykti Jurbarke futbolo? Kam statomas tas stadionas? Kas jame žaidžia? Dabar visa futbolo struktūra laikosi tik tai ant futbolo klubų Vulkano, bet mes jau nebegalim šitai daugiau patempti. Vat yra seni, matau, atstovai, Mituvai taip toliau. Visi žaidžia tik tokį žaidimėlį, valiai valdžios norą. Valdžios norai užsirašo pliusus, jie viską padaro, jie reiškia, tipo, rajone vykdo sportinę politiką. Rajonės sportinės politikos nėra. Valiai šių metų duomenys yra taip. Savivaldybė skyrė kultūrai 3 milijonus, o 3 milijonai skirti kultūrai, o sportui skirti tik tai 400 tūkstančių. Iš tų visų pinigų tik 2000 futbolų. 2000 vyrai pagalvoti, ar verta žaisti, ar verta jiem uždėti pliusus, o tie sėdi. Pasakyk, kiek skirta futbolui šiais metais pinigų. Jie nenori net pasakyti, net kalbėti. Tai ar verta uždėti tuos pliusus jiems? Ne. Viskas.